Kaip investuoti per Interactive Brokers periodiškai. Taigi atsidarome savo paskyrą, einame į portfolio ir pasirinkame poziciją, kurią norime investuoti periodiškai. Tarkim, aš noriu investuoti periodiškai į S&P 500 ETF. Čia spaudžiu Recurring, atsidaro atskiras langas, galiu nustatyti pradžios datą, tarkim, noriu investuoti nuo kito mėnesio, įvedu norimą investuoti sumą, pavyzdžiui, 200 eurų. Mažesnės sumos nerekomenduočiau vesti mažesnės sumos negu 100 eurų. Nes atminkime, kad dar yra pirkimo mokesčiai, tai jeigu investuosime mažesnėm sumom, tai pirkimo mokestis sudarys virš 1% kaip toks įmokos mokestis. O jeigu investuojame virš 100 eurų, 200, 150, 300, tuomet pirkimo mokestis yra mažiau negu 1%, kas manau yra visai efektyvu. Dabar pasirenkame intervalą, kaip dažnai norime investuoti pasirinktą sumą. Pasirenkame, pavyzdžiui, kas mėnesį, galima kas antrą savaitę, galima ketvirčiais, kartą į pusmetį arba kartą į metus. Tai aš renkuosi kas mėnesį ir galiu nurodyti, iki kada galioja šitas mokėjimas. Pavyzdžiui, renkuosi datą, tarkim, noriu investuoti iki gruodžio pabaigos, ar ne iki metų pabaigos. Puiku. Tada spausčiau Continue. Kitas variantas yra pasirinkti, kiek kartų aš noriu, kad suinvestuotų šitą sumą. Pavyzdžiui, 10. Tai būtų 10 mokėjimų po 200 eurų ir kai jau 11 mokėjimo Interactive Brokers nebedarytų. Pavyzdžiui, turiu 2000 eurų ir noriu juos suinvestuoti, bet nenoriu iš karto daryti vienkartinės sumos pavedimo, tuomet galiu suinvestuoti tą sumą per 10 mėnesių. Tuomet spausčiau Continue. Jeigu net noriu kažko nustatinėti, nėra pabaigos datos, renkuosi No End Date ir spaudžiu Continue. Čia patvirtinu ir Success. Periodinis mokėjimas nustatytas. Dabar mes matome, čia mano iš anksčiau sudarytą periodinį mokėjimą ir tik sudarytą periodinį mokėjimą. Taip pat dar kitas būdas nustatyti periodinius mokėjimus yra čia spausti Recurring Investment ir taip pat įrašyti tą, ką jau išmokome. Tik skirtumas tas, kad mes čia turime įvesti patys pavadinimą. Pavyzdžiui, aš norėčiau investuoti į Apple, tuomet įvedu Apple, pasirenku Stock ir supildau likusius nurodymus. Investuoti į Apple neketinu periodiškai, tai šitą paliekam. Dabar koreguoti ir atsisakyti tų mokėjimų galime bet kada. Pavyzdžiui, suklydau arba persigalvojau, paspaudžiu Effective Immediately, kad iš karto nutrauktų ir Confirm Cancellation. Viskas, done. Investuojant periodiškai, kitas svarbus momentas, kad investuojant visuomet būtų pinigų. Kaip papildyti Interactive Brokers sąskaitą periodiškai? Pasirenkame Deposit. Spaudžiame jau mūsų sudarytą mokėjimą arba sudarome naują. Nurodome sumą, kurią norime investuoti periodiškai. Ir čia būtinai pasirinkame Make this recurring transaction, kad investuotų periodiškai. Sukuriame to pavedimo pavadinimą. Pasirinkame dažnį, kaip dažnai norime, kad pervestų iš mūsų banko į Interactive Brokers šitą sumą ir galime nustatyti pradžios datą. Tarkim, noriu, kad pervestų man jau mėnesio pabaigoje. Ir spaudžiame Get Transfer Instructions. Patvirtiname, įvedame savo username, slaptažodį ir Confirm Deposit. Prašo patvirtinti telefone. Success patvirtinta. Jeigu norėsime mes atšaukti tuos periodinius mokėjimus, tuomet keliaujame į Transfer and Pay, Saved Information ir matome čia susikurtą savo periodinį mokėjimą, kurį pavadinau mokėjimui. Tuomet spaudžiame kryžiuką, galima ir koreguoti paspaudus pieštuką ir klausia, ar tikrai norite atšaukti, spaudžiu taip. Taigi mokėjimas atšauktas. Puiku.
Tai tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko video, nepamirškite paspausti like, pakomentuokite, kokių video dar norėtumėt ir taip pat prenumeruokite kanalą. Ačiū Jums. Iki.